Pranešimas, kaip ateityje spręsime informacijos patikimų problemą. Pranešėjas Liudmila Akinienė. Technologijų ir informacijos plėtra. Informacinės technologijos sparčiai vystosi ir ateityje tikėtinai, kad informacijos srautai taps dar intensyvesni ir sudėtingesni. Gebėjimas atsirinkti patikimą informaciją taps vienu iš svarbiausių įgūdžių ateityje, kai informacijos šaltinių bus dar daugiau ir jie taps dar įvairesni. Todėl labai svarbu įsiugdyti kritinio mąstymo gebėjimą. Šis gebėjimas padeda ne tik naršyti informacijos jūroje, bet ir priimti gerai apgalvotus sprendimus tiek asmeniniam, tiek profesiniam gyvenime. Pagrindiniai iššūkiai, kurie susiję su informacijos plitimu. Šalia patikimos informacijos atsiranda ir dezinformacija, klaidinga informacija. Socialiniai tinklai taip pat prisideda prie dezinformacijos sklidimo. Dirbtinis intelektas taip pat kuria ir platina dezinformaciją. Egzistuoja tam tikros platformos, tam tikri įrankiai, kurie leidžia patikrinti dezinformaciją. Ir sekančių skaidrį truputį aptarsime juos. Taigi, svetainėje Photoresensus mes galime įkelti nuotrauką ir patikrinti jos patikimumą. Ši svetainė išanalizuoja nuotrauką ir pateikia ataskaitą, ar galimai jinai buvo redaguota, ar galimai jinai buvo keista. Kitas šaltinis yra TinEye. Įkėlus į šią svetainę nuotrauką, mes galime rasti daugybę šaltinių, kur ta nuotrauka buvo naudota ir pasižiūrėti, kaip ta nuotrauka kito. Google Lens taip pat atlieka vaizdo šaltinių paiešką. Nurodo, kur tas vaizdas buvo panaudotas. Taip pat atsiranda lietuviškų svetainių, kurios demaskuoja melagingą informaciją. Tai tokių iniciatyvų ėmėsi 15 minučių. Mes turime patikrintą 15 min, kur mes galime pasitikrinti, ar kurie straipsniai yra melagingi, kuriuose straipsniuose buvo panaudota dezinformacija. Taip pat demaskuok.lt Delfi melo detektorius. Visuose šituose svetainiuose mes galim surasti straipsnių, kurie paneigia dezinformaciją. Kaipgi su dezinformacija bus galima kovoti ateityje? Kokie įrankiai turėtų atsirasti? Dirbtinis intelektas ne tik tai kuria melagingą informaciją arba kuria melagingus vaizdus, bet jisai gali prisidėti prie dezinformacijos patikrinimo. Taigi, dirbtinis intelektas, naudojantis mašinių mokymus algoritmus, realiai gali tikrinti informacijos šaltinius ir identifikuoti klaidingą informaciją. Taip pat dar vienas būdas tai yra natūralios kalbos apdorojimas. Toks įrankis galėtų analizuoti tekstus, nustatyti subtilius melagingos informacijos požymius. Tokie požymiai tai yra stilistiniai netikimai faktams. Ir blockchain pagristos naujienų platformos. Naudojant blockchain technologiją, šios platformos gali užtikrinti informacijos skaidrumą ir nekeičiant turinį ir taip pat padidins informacijos patikimumą. Koksgi galėtų būti švietimo ir bendruomenės vaidmuo? Tai pirmiausia, mokyklos turėtų būti medijų raštingumo mokymai, turėtų būti aiškinama, kaip atpažinti informaciją ir mokoma, kaip naudoti įrankiais, kurie patikrintų, ar ta informacija yra klaidinga ar ne. Galėtų atsirasti simulaciniai žaidimai, kurie moksleivius įmestų tam tikrą aplinką, kurie pasijustų tikroje, kur būtų sugalvotos tam tikros situacijos. Jie turėtų rinktis, ar turėtų svarstyti, galvoti, ar pateikta situacija yra teisinga ir padaryti tam tikrus sprendimus. Kolektyvinio faktų tikrinimo platformas bendruomenės gali sukurti decentralizuotus faktų
faktų tikrinimo tinklus, kuriuose nariai bendradarbiauja ir patikrina informaciją prieš ją platinant. Ir taip pat turėtų būti skatinama vartotojus pranešti apie įtartinas paskyras ir turinį. Ir tai būtent skatinti pačius vartotojus būti atsakingais. Kaipgi ateityje galėtų būti užtikrinama tai, kad socialiniai tinklai būtų saugesni? Tarkime, galima įdiegti griežtesnes identifikacijos priemonės, kur į socialinį tinklą mes patenkame per tam tikrą identifikaciją, per telefono žinutę ar dar kažkas tai. Ir tai būtų užtikrinta netikrų paskyrų susikūrimui. Taip pat tapatybės patvirtinimas. Kai kurios platformos galėtų reikalauti, kad vartotojas pateiktų tam tikrus dokumentus arba tam tikrą informaciją apie save. Ir štai pasitikrinkit, ar dažnai jūs pakliūnate į dezinformaciją, ar niekada nebuvote apsigavę internete naršydami ir žiūrėdami paveiksliukus. Ačiū už dėmesį.